Na, glitimo netoleravimas yra dažna problema dabartiniam pasaulyje, bet lazaniją mėgsta visi. Kaip pasigaminti lazaniją be glitimo, kuri bus tiesiog wow, kokia skani. Na, niekas negalėtų pasakyti, kad ši lazanija yra be glitimo. Kaip ją pasigaminti? Važiuojam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Turbūt didžiausias iššūkis šiai lazanijai yra padaryti bešamelio padažą be glitimo. Na, mes kvietinius miltus pakeisim keletą kitų ingredientų ir gausis lygiai toks pats skanus padažas. Na, reikėtų pradėti nuo sviesto, taigi 2 šaukštai arba 50 gramų sviesto ir reikia ištirpinti. Neužkaitinam, kad pradėtų degti pieno baltymas, bet tiesiog, kad ištirptų. Vos tik sviestas ištirpsta, dedu 2 šaukštus ryžių miltų. Kepinti reikėtų tikrai neilgai, nedaugiau 1 minutės, bet šiek tiek pakepinti yra būtina, kad vėliau nesijaustų tokio kaip grūdelių padaže. Kitas ingredientas pakeičiantis kvietinius miltus yra kukurūzų krakmolas. Kukurūzų krakmolą būtinai reikėtų užpilti pienu ir jį ištirpinti. Taigi iš viso padažai naudosiu pusę litro pieno ir pusę stiklinės užpilu ant 2 šaukštų krakmolo. Išmaišau. Supilu atgal į pieną. Ir pilu į prikaistuvį su pakepintais miltais. Tai nepamirštu nuolat maišyti, kad nesusidarytų gumuliukų. Ir dabar beliko viską užvirinti. Kai padažas užvirs, bus prieskonio eilė. Kol užverda, nepamirškite maišyti. Tam puikiai tinka štai tokia šluotelė. Tokiu būdu niekur niekas neprisvyla. Puikiai. Padažas atrodo puikiai. Jis turėtų būti ne per tirštas, kad tolygiai pasiskirstytų. Na ir prieskoniai. Žiupsnelis druskos. Šiek tiek šviežiai maltų juodųjų pipirų. Ir be ko neapsieina joks bešamelio padažas, tai yra muskato riešutas ir tik tokiam pavidale. Jį reikia visuomet įtarkuoti, kad būtų kuo daugiau aromato. Nepirkite to jau sumalto į miltelius, ten dingsta daugiau nei pusė viso skonio. Padažas paruoštas. Kitas labai svarbus ingredientas lazanijai be glitimo yra žinoma patys lazanijos lakštai. Užsukę į Gardų parduotuvę rasite ne tik puikių lazanijos lakštų be glitimo, 80% sudaro kukurūzų miltai, 20 ryžių miltai, tačiau yra ir kitų puikių rūšių makaronų, kaip rigatoni, tagliatelle, kurie nudžiugins jūs, jeigu netoleruojate glitimo. Ką su jais reikėtų padaryti? Na, žinoma, galima būtų formuoti lazaniją ir su sausais lakštais, tačiau gamintojas rekomenduoja 6 minutės lakštus apvirti, tuomet atvėsinti šaltame vandenyje, truputėlį nusausinti ir jie bus paruošti gaminimui. Šiame etape jau reikėtų įsijungti orkaitę, 190 laipsnių, kaitinimas su ventiliatoriaus funkcija ir kol suformuosim jį tikrai įkais. Pirmam sluoksniui aš dedu mėsos padažą. Mėsos padažas iš pirmojo recepto, čorizo ir šoninės, na, jisai šiam receptui tiesiog idealiai tinka. Na, maždaug pusė stiklinės, geras šaukštas, nereikia prikrauti taip jau labai daug. Tai veiks kaip, sakykime, padas lazanijos. Tuomet apvirtas lazanijos lakštas. Na, jeigu jisai šiek tiek per didelis, ne problema, galima šiek tiek nupjauti, o atraižas uždėti ant viršaus. Bešamelio padažas.
ir sūris. Sūrį naudoju 2 rūšių, šviežią mozzarellą bei brandintą čederį. O mano lazanijoje sūrio turi būti daug. Ant viršaus vėl mėsos padažas ir taip sluoksniuojam iki viršaus. Lazaniją visuomet užbaigiu lakštas, bešamelis ir sūris. Tuomet tas viršutinis sluoksnis būna toks ypatingai traškus, skaniai paskrūdęs, na ir visai kaip tiesiog puikus. Lazanija pasiruošus keliauti į orkaitę. Taigi, įkaitę 190 laipsnių ir kepam maždaug 30 minučių, kol viršus skaniai paskrunda. Visi ingredientai jau yra paruošti, tad reikia, kad kiaurai perkeptų, ištirptų sūris, viskas susijungtų, na žodžiu, taptų vientisa. Grožis. Na, ne veltui padėjau po apačią skardelę, nes padarius lazaniją tokį iki viršaus, nori, nenori, kažkiek išbėga ar skysčio, ar riebalo, tad padarykite ir jūs tą patį. Iš karto valgyti, na, turėkite kantrybės. Reikėtų palaukti bent 15 minučių, pusvalandį. Tiesą pasakius, lazanija yra ypatingai skani net ir kitą dieną. Būtinai išbandykite šį receptą, o kaip jį pasigaminti, sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui ir žinoma Electrolux. Nepamirškite mūsų aplankyti socialiniuose tinkluose, nepamirškite mūsų aplankyti YouTube platformoje, prenumeruokite tam, kad nepraleistumėte nei vieno mūsų video recepto. Užsukite į mūsų fizinės parduotuves, prekybos centre Panorama ir prekybos centre Pašilaičiai ir ten įsigysite šių puikių lazanijos lakštų bei daug kitų gerų produktų. Ačiū, kad šiandien žiūrėjote Gardu Gardu laidą, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki. Labai skaniai atrodo.